Na, kas pas mus kitas? Juozas Bečelis. Aha, ar jau atėjo į egzaminą? Sveiki gyvi. Žiūrėkite, prašau, jūsų išaušo šlovės valanda. Prašom sėstis. Šiandieną jūsų teismo diena. Tai, kaip jūs pasirodysite, kaip pasiklostite, taip ir išmiegosite. Ir jums šiandieną pažymį rašyti. Sveiki, Gerų naujienų televizijos žiūrovai. Vėl jūsų dėmesį į pokalbių šou Egzaminas. Šiandieną mūsų svečias, ponas Juozas Bečelis. Sveiki, gyvi. Labadiena, gerbiamas Audriau. Malonu jūs matyti. Ir pirmasis tradicinis klausimas apie egzaminą. Kada paskutinį kartą laikėte, kur tai buvo, kaip tai buvo, ką prisimenate? Jau, kadangi senokai baigiau 1971 metais Kauno Politechnikos institutą, tai apie tuos egzaminus, kokie jie buvo. Senai primiršęs, tik tai būdavo mano tradicija visada mokytis baigti vakare prieš egzaminą 6 val. Vakaro, 8 val. Vakaro eiti į kino filmą, ar vienas, arba su studentėm, arba su draugė, o draugė tai buvo mano būsima žmona, ir nesimokinti ir nevartyti visiškai užrašų, konspektų, bet lygiai 8 val. Būti pirmam ir pirmam laikyti egzaminą. Bet aš juos užrašau. Ryte tai būdavo? Ta prasme, pirmas grupėje tie egzaminai ir tai buvo pravintas savo grupėje tanko, kuris turėdavo pralaužti psichologinius dalykus, ką sako dėstytojas, kaip tai išdėstyti, pasižiūrėti ir visą kitą. Tai tiek. O jeigu kalbant apie egzaminą, kuris paklausit labiausiai įsimintinas, aš galvočiau, man buvo įsimintinas, tai yra pokalbis su Šiaulių banko valdybos pirmininku, kada pradėjau dirbti Šiaulių banke, tai yra turėjau pradėti dirbti ir mane ten skyrė vadybinį, paskui direktorių. Ir tai egzaminas, kaip aš įsivaizduoju, Šiaulių banko atsiradimą Panevėžio mieste. Egzaminas vyko tokia pat salė kaip čia? Ne, salė buvo šiek tiek kitokio kaip ne klasė, bet aš prisimenu laiku, kad tai yra egzaminas. Tai vis tiek tai yra pokalbiai apie mano sampratą finansinį savybę, apie pažinimą Panevėžio verslo. Kadangi aš dirbęs Valkopamajam banke, bet jiem reikėjo atidaryti naują filialą. Jiem reikėjo paskirti naują filialą. Iš kiek žmonių jie rinkosi? Aš nežinau. Nežinau. Jo, bet tiesiog tai buvo lyg tai, sakyčiau, kad tai egzaminas gerbiamas Audriau. Ko klausinėjo? Trumpai. Aš jau minėjau. Tai yra mano sampratos apie ekonomiką, apie pažinimą Panevėžio apylinkių apskrities, vadinkim, verslą, koks jis yra, kokios yra galimybės, kokie yra bankai, kokie, įsivaizduojate, sakykim, pirmi žingsniai ganėtinai nebuvo lengvi. Šiaulių bankas Panevėžio mieste. Panevėžys ir Šiauliai visada konkuruodavo, įsivaizduojate. Taip. Ir staiga atsiranda ir dabar Panevėžio mieste Šiaulių vardas. Sakydavo, žinai, saulė teka iš rytų, todėl šiauliečiai visada žiūri į Panevėžį, atsikėlė iš ryto. Tai supratau, sėkmingai išlaikėte tą paskutinį egzaminą, kurį prisimenate? Kaip mato, dirbau Šiaulių banko direktorium iki galimybės pereiti dirbti į Sodrą. Bet ne apie... į Sodrą jūs turite menį. Gerai, paaiškinkite televizijos žiūrovams, kas tai yra. Kur jūs ten nuėjate į Sodrą? Tiesiog aš buvau nusprendęs tada, kada ateis laikas, kada galėsiu išeiti į pensiją ir gauti pensiją. Tad prieš mėnesį sutariau su valdyba, kad aš tada išeinu, garbingai mane kažkaip išleido. Ir tiesiog tinklapyje parašiau, nuo rytojos pradedu dirbti Sodroje. Visi pradėjo skambinti. Ne, kiti dalykai. Ir suprantat, kažkaip padėkojau, kad dirbom kartu, tokį šiltą laišką draugam, nes ten tikrai Šiaulių bankas. Labai puikų žmonės ten dirba ir man malonu buvo prisiminti. Bet vis tiek 5 atrašė, Juozai, kuo tu dirbi Sodroje, kuo gali padėti, kokios tavo padėtis. O jūs ten tiesiog turite omeny Sodrą, ką turite omeny? Kad aš baigiau darbinę karjerą ir nuo rytojos gausiu pensiją ir galėsiu nieko daryti. Taigi, supratau. Gerai, o dabar mūsų egzaminas ir pažymiai už šį egzaminą, ką mes šiandieną ir nuveiksime, prašys televizijos žiūrovas. Komentaruose, mintise, kur tik tai norite. Tikrai. Tai galvoju, kad yra pats sudėtingiausias egzaminas. Jau labiau, kad Audriau, jūs egzaminatorius esate gana puikus.
Taip Aš galiu, sakant. jūs esate dar ir puikus egzaminatorius, nes aš neužmiršau vienos laidos, mes kartais pajuokaujam. Vyko rinkimai į Seimą ir jūs vedėte tą laidą su kandidatu į Seimą. Mes su žmona žiūrim televizorių, aš jūs puikiai pažįstu, žmona šį kartą jau įsiminusi. Juozas sako, žinai, už tą žmogų galbūt reiktų balsuoti, jis puikiai šneka. Gitūtas, sako. Tai Audris, jis yra vedėjas laidos. Kitas vedėjas. Nu, Taip, pažiūrėsim. ir jūs egzaminai vertinimą, matyt, dalyvausite, kaip aš supratau. Taip, aš įsivaizduoju, nu, rašo pažymį ir man iš tikrųjų. Taip, komentarus pasiskaitau, ačiū labai televizijos žiūrovai, viskas gerai, priimu kritiką. Tada labai džiaugiuosi, reiškia, kad vertinime ir jūs dalyvaujate. Turbūt jau pastebėjo televizijos žiūrovai, kad mano laidoje mažėja žodžio sekantis ir daugėja žodžių kitas. Taigi, pradėsime. Ponas Juozai, turime klausimų nuo 1 iki 55. Gerbiamas Audriau, Televizijos žiūrovai pažiūrėjo, turbūt sumažėjo klausimų. vienas niuansas, jeigu galima. Mano pase nėra įrašyta žodžio ponas. Juozas Bečelis. Kas Bečelis? Išbraukit tą žodį. Parodykit pasą, prašau. Užduokit nesinešiojas, jisai teisės tada. Gerai, užsirašysim. Juozas Bečelis. Be pono. Tai Tai, kaip ir minėjau, klausimų yra nuo 1 iki 55. Mažėja klausimų. Taigi, jūsų skaičius. Rinkitės. Nu, pradėkime nuo 13. 13. Jo. Visada įdomu man nesėkmingi skaičiai arba bandyti, sakykime, nuo nesėkmės. Prisimenu savo istoriją fizikos egzamino. 13 egzamino nesiruošiu 13 egzaminų ir maniau, nu, 13 aš niekada neištrauksiu. Ką jūs manote, likimo ironija? Jo, bet čia... Skamba jis taip. Be kokių 3 dalykų negalėtum išgyventi. Kas tai yra? Pirma, be draugų. Kam jie reikalingi, po to paklausim. Antra, be šeimos. Ir trečia, kol kas be būrių. Be vėjo. O tos būrės turite omeny, jūs mėgstate būriuoti, ar ne? Realiai tai kol kas neužmirštų šito sporto, dalyvavimo Panevėžio jachtklubo veiklo ir namuose. Iš kur jis atėjo, tas pomėgis jachtams? Pavyzdžiui, aš neturiu jachtos. Ir Ir būrių. Tas pomėgis atsirado labai elementariai. Aš gimėjau labai gražiam krašte, Aukštaitijoje, Palūšėje, kur aplinkui labai daug ežerų. Ir visada trūkdavo, visada kaime mama, tėvai laikydavo gyvuliukus ir reikėdavo ieškoti pašaro. Ir kaip taisyklė, visada vakare gražu buvo matyti Lūšio ežere, kada plaukia valtys pilnos prikrautos nendrių. Tiesiog žmonės pjaudavo nendrės ir jais šerdavo savo gyvulius, nes pievų nelabai buvo, ten kraštai yra smėliukas. Tarsi ne iš gero gyvenimo. Tai Jo, ir nuo 6 metų teko padėti mamai valtį valdyti, su pjautuvu galia pjaudavo nendres, o aš tiesiog plodavau, turėdavau derinti. Žinai, pučia vėjas ir galvoju, gal galima ką nors padaryti. Atsirado paklodė, pirmosios būrės, paskui gimė idėja, kaime, kur gyvenau, nebuvo net elektros energijos. Ir gimė idėja savo rankomis pastatyti pirmąją mažą jachtutę. Ir galvoju, kad jinai eitų šiek tiek į vėją. Pavyko ją pastatyti. Kas tai buvo lentos gabalas ir... Ne, tai buvo normalus kadetas iš brėžinių surinktas, tada eidavo toks rusiškas žurnalas, kad yra jachtai, kur būdavo brėžinių daug ir galėdavo statyti ką nors. Aišku, viskas su rankiniu pjūkliuku medžiagom, aišku, tėvas netikėjo, aš buvau studentas, kai tą jachtą stačiau. Bet jis padėjo surasti medžiagas. Nu, jis buvo pastatyta ir išplaukė jau kokį 15 metų. Ir tiesiog sugebėjau tą jachtą prisivilioti merginą, kad galėtumėm šiek tiek paplaukėti. Reikėjo laikyti tą vairą, ar ne? Ne, Ar tiesiog buvo nuobodu? Ne, aš kažkaip galvoju, kažkaip tai žmoną susirasti gal bus lengviau jachtoje. Tai ir padėjo iš tikrųjų, ne? Nuo šiol mano žmona. Įdomias istorijos iš tikrųjų. Taip, o dabar turite savo jachtą? Kaip dažnai būriuojate? Jachtą turiu dabar jachtutę lazer klasės jachtutę, kadetą ir namuose kokios 5 burlentės. Galbūt burlentė priklauso viena man, Mistralis, kurį... Na, vat ir kaip dažnai plaukioju.
Kada galiu, dažnai, kada visada mašinai yra bagažinė skirta padėti burlintai. Ir atostokos arba savaitgalis, nežinau, kai burlintai keliauja su mane, kur nors, jeigu yra vanduo. Tai čia tiesiog pomėgis. O žmona? Žmona kažkaip dabar nustojo su manim buriuot, kadangi turėjau didesnę jachtą, kurios atsisakiau. Ir tiesiog susidėvėjo antrą jachtą gyvenime turėti. Tai žmona lyg tai tą pomėgį pametė ir paliko laukiant kranto, kad aš grįšiu. Kaip švyturys? Šiek tiek. Taip. Visada žmonos yra švyturiai. Švyturiai, taip. Taip, kitas klausimas. Kitas klausimas. Padaugykim iš dviejų. Tai bus, jūs mane egzaminuojate, daugybos lentelė, ar ne? 13 kart 2 bus 26. Atspėjau? Jūs sakė 12 kart 2. 13 kart 2. 13. 26. Jūsų namai ir darbo vieta yra gana tvarkingi ar nelabai? O, kokie geri klausimai. Jėga. Jo, jis Kaip atrodo jūsų darbo vieta? Ne, jis yra geras klausimas, bet, sakykime, ne visai man malonus. Aš žinot, nemalonus kodėl. Nu, vėl jis ryšasi su 13 klausimu. Ryšasi todėl, kad, kaip taisyklė, anksčiau, dabar gal viskai rečiau atsižvelgiant, ketvirtadienis yra vakaras, kada pakuojamas, penktadienį išvykstama kažkur į gamtą, sekmadienį grįžtama, iškai pirmadienį vėl įsipakuojama, lieka antradienys ir trečiadienis tvarkytis būtui, ar ne? Taip. Tai va. Tai kas 2 dienas tvarkas? Koks ten bardakas? Todėl, kaip sakykime, ne, aš mėgstu, kad namuose būtų tvarka, tvarkinga, bet nėra tai, kad pas mus būtų lyga dulkyčių gaudimo. Tos lygos neturite? Tos lygos neturite. Todėl negaliu sakyti, kad tai yra super tvarkinga. Turite teisę, sakykime, žmona paliesti kokį nors popieriuką? Ar darbo vieta yra jūsų tik? Ne, bet ir darbo vieta lygiai. Šiek tiek mėgstu apsikrauti popierius, paskui supykstu ant savęs. Ir kai paskiriu po darbo kažkurį tai vakarą, kad viskas vėl susidėliotų į vietas. Ne, tačiau mėgstu tiek namuose, tiek darbe, tiek, sakykime, savo garaže, kad tam tikros lentynos, tam tikra tvarka, tam tikra simetrija, kad aš visada atrasčiau tai, kur turi būti padėta. Nepasižymiu, atsakau tiesiai. Dideliu tvarkingumu. Tai vadinu šiek tiek savo jėga, bet nelabai mėgstu ir pedantį. Per vidurį. Per vidurį. Supratau. Kitas klausimas. O iš 3 padauginus dar kas nors lieka? Viešpatį, 13 padauginti iš 3, 13 padauginti iš 3. 3, 3, 9, 3, 1, 3, 39. Įdomiai skaičiuoja, tai 2 kartus, kodėl ne iš karto 39. Taigi nemoku. Taigi žiūrovai įvertina. 39. Kas jūs priverčia didžiuotis savimi? Didžiuojatės savimi apskritai? Ne. Aš nesididžiuoju savimi ir nemėgstu, kad kas nors, suprantat, apie mane atsiliepia labai teigiamai, gerai. O didžiuotis gal džiaugiuosi. Jeigu žmonės kiti vertina, kad sako, ačiū Juozai, tu gerai padėjai, padarai, ką nors padėjai, aš tada didžiuojuosi, kada padariau, ką nors gero kitiems. Ką dauginsim? Jeigu 39 jau dauginsim iš 2, nieko nebus, ne? Ne, klausimai yra tik 55. Beje, praėjusiuose laiduose buvo daugiau, buvo netgi 80, atrodo. Gerai jau dariau, 45 padalinkim iš 5. Kiek bus? Nežinau. Žodai, kuo tu sužinoti? 45 padalinti iš 5. Gal reikia telefoną įstraukti? Neturiu. Atėmė telefoną. Gerai, tada lieka 40. Neišlaikėte egzaminą matematikos. Ach, jūs šitai? Gerai, tada aš turiu klausimą. Gerai. Jeigu jūs jau taip. Pamenate šitą? Čia kas yra? Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga. Čia jūsų kalendoriukas praėjusių rinkimų į miesto tarybą. Sakoma, jog yra šita labai trumpa rinkėjų atmintis. Pažiūrėsime, kaip politikų atmintis. Ar gera? Koks yra šūkis prašytas ant šito kalendoriuko, kurį aš pridengiu pirštais? Aš tai galvoju, turėtų būti sąsojo su tarnystė miestui. Kažkas tarp žmonėms. Sąsojo. Bet tiksliai tikrai neatsiminsiu. Aha. Tai reiškia, ir politikų nelabai tokia ilga ta atmintis kaip rinkėjo. Ne, aš manau, kaip politikų atmintis turėtų būti šūkis reiškia vis tiek išreiškia matyti pozicijos.
visuose rinkimuose pozicija pakankamai buvo mano kairuoliška. Ir tai vietoj... Supratau, aš jūsų nebekankinsiu. Taip. Čia parašyta. Už Panevėžį atvirą, draugišką ir stipraus būdo miestą. Jūsų numeris kelintas buvo sąraše? Audriau, niekada gyvenime neatsimenu telefonų, skaičių ir aš galvoju, kad atmintį užgožti tokiais dalykais yra nereikalinga. Čia viskas ant jo parašyta. Jūs gal jo nesat matę? Šito kalendoriuko. Kai kurie kolegos platina ir aš kalendoriuko kažkur esu palikęs. Supratau. O numeris sąraše? Taip. Sąraše tai turėjo būti antras. O partijos 51. Basic 51. Gali būti. Taip, koks, sakėte, 40 klausimas, taip? Taip. Kokius valgius mėgstate? Ir ar patinka ruošti maistą? Žinot, čia galėčiau dabar meluoti Nes, ir sakyti, ką nori, bet... bet kadangi jūs politikas, tai turėtų būti įprasta. Bet jeigu šitą laidą pažiūrės žmona, aš turiu tvirtai pasakyti, kad negaminu, nemėgstu. Vienintelė vieta, tada mes kartais su draugais suvažiuojame mano gimtą Palūšę. Tai būtų mano tradiciniai pusryčiai, kuriuos aš mėgstu gaminti ir daryti. Tai yra Kas? kepti buterbrodukai grilė. Tai šitą dalyką mėgstu, bet šiaip aš nemėgstu. O buterbrodukas iš ko? Kas ten, batonas? Batoniukas, batoniuko kažkas tai uždėta, žinai, kaip tradiciškai. Bet kas yra? Ne. Sūris, dešra sutarkuota, majonezas, ten žolelių, svagūnėlių ir visą kitą. Šitą mėgstu daryti. Jo, ir aš ir draugai mano žino, kad tą dalyką mėgstu. O šiaip nemėgstu, nes žmona yra puikiai šeimininkė, jinai mėgsta. Gerai, o gamtoje po jachtų šašlikus kepate? Nu taip, tai vietoje. Mokate vartyti? Moku. O gal raugėte? Šitą irgi arba perku, arba draugai padaro, arba žmona. Ne, aš esu prastas šeimininkas. Tai prasme, nesikišate ten, kur jums nereikia, ne? Gal reikia, bet nemoku. Supratau. Tai, o kaip ten, sakykime, su politika ir melavimu? Nieko bendro nėra. Kas yra politika, jūsų manė? Čia tokia. Yra knyga, pamiršau, autorių, politika. Prancūzų autorius, tokia knygiukštė raudona, mane rotariečiai padovanojo. Jis vadinasi politika, bet visa knyga yra apie seksą. Ta prasme, kažką bandote privesti? Aš nežinau, kodėl. Yra tragedija, kada politikai meluoja. Ir aš galvočiau, kad žmonės turėtų atsirinkti tuos, kurie meluoja. Yra kiti dalykai, kurio galima pavadinti jūs politikus melagiu, jeigu tu žadi ką nors daryti ir nepadarai, ir nepasakai, kad nepadarysi. Arba kažkokias idėjas propaguoji, sakykime, kad, sakykime, savo rinkiminėje kampanijoje ten stengsiuosi ką nors padaryti, kad tai didėtų socialinės pašalpos arba atlyginimai ir staiga balsuočiau priešingai, kad reikia... Tai būtų melas, ar ne? Tai būtų melas. Negerai, kada. Ir sakykime, aišku, čia mano politinė veikla galbūt pamatysite tam tikrų šešėlių. Žmonės sunkiau turi keistis idėją savo, arba, sakykime, politinių partijų keitimas, aš nematau tragedijos, jeigu tu perėjai iš liberalų iš tokios srities į tokias sritį, kairuoliškos partijos ir kairuoliškos... Čia nėra melagystės, ne? Aš negalvočiau melagystė, bet negalima keisti partijos, kada tu esi išrinktas 4 metais taryboje ir viduryje eigos tu pakeiti partiją. Tada rinko po to galima, bet... liaudininką, žaliai. Ir su tokiu šūkiu? Taip, tu tampi socialdemokratų arba konservatorių. Su priešingu šūkiu. Su priešingu šūkiu. Tai palauk, tave rinko. Supratau. Tu žadėjai idėjas, tu programą parašai, nors aš suprantu, Audriu, mes kažkada diskutavom laidoje apie politinės programas. O kas jas rašo ir kas jas skaito? Patys politikai jas rašo? Jo, mes kažkada diskutavom, kuo skiriasi konservatorių rinkiminė programa nuo socialdemokratų. Ir kuo skiriasi? Šriftų tik tai? Nu, dėja, iš esmės, Audriu, negalėčiau ginčytis, bet jos turėtų skirtis esminiai, juk tai yra dešiniosios partijos, yra kairiosios partijos. Ir, sakykime, kairiosios partijos visada reiškia darbininkijos partijos. Dešiniosios partijos, tai yra darbdavių interesus ginančios partijos. Jos abidvi reikalingos, net nuo to
konflikto vadinkim, gerėja žmonių gyvenimas. Aišku, turi būti investicijos. Tarsi, kai du mušasi, žmonės laimi. Aš galvočiau, kad čia nesimuša, o tiesiog Varžosi. Jo. Ir kada turi gerėti žmonėms didėti atlyginimai, darbo sąlygos, bet iš kitos pusės mes negalime reikalauti tam, kad pinigai skirti investicijom, įmonių vystymui būtų privalomi, atiduodami atlyginimai. Bet ir viskas. Tai principiniai politikai neturėtų. Turim žinoti, kad ten Audrius yra dešinysis ir jis gins, reiškia, stambaus kapitalo interesus. O Juozas Bečelis bus kairysis. Ir Ir gins. jis visada žinos, kad ir žmonės turi pasirinkti, ko reikia. Ir gins, sakykim, interesus dirbančių. Pensininkų. Labai įdomi tema, kurią pratęsime po reklaminės pertraukėlės. Tęsime egzaminą ir priminsiu televizijos žiūrovams, jog mūsų svečias ponas Juozas Bečelis. Susirašiau jūsų pavardę, kad nepamirščiau. Ir vėlgi prisimenu tai, ką jūs sakėte prieš reklaminę pertraukėlę, kad jūs kaip valstietis ginate žmonių pensininkų interesus, o esate prekybos pramonės amatų rūmų, būtent verslo kapitalo atstovas, prezidento pavaduotojas. Bet aš paminėjau ne pensininkų, bet dirbančiųjų, darbininkų, yra darbdaviai ir dirbantieji. Taip kad vieną žodį profesorius vis tiek praleido. Jūs norite pasakyti, kad ne direktorių, o dirbančių interesus Ne, ginate? darbininkų dirbant. Sakiau, kairiai. Pramonės rūmuose. Taip, aš esu pramonės rūmuose. Jūs teisus, iki šiol esu pramonės prekybos amatų rūmų viceprezidentas. Tai va. Tačiau ar pramonės prekybos amatų rūmų misija, jeigu jūs pažiūrėsite, tai institucija, kuri yra įkurta įstatymu. Tokie egzistuoja 5 rūmai. Tarsi turite omeny nesavivaliaujant įkurta, ne? Tie rūmai atstovauja apskritai visą verslą, smulkų, vidutinį verslą ir stambųjų verslą. Ir šitų rūmų yra, matyti, jeigu pagrindinė misija, aš įstariu tokias į 2 dalykus esminius įstariu. Tai yra pirmas dalykas, yra verslo partnerių paieška, tai yra direktorijos, tiesiog stengimasis, kad pramonės prekybos amatų rūmų nariai vystytųsi, turėtų kur parduoti savo prekes, savo. Ir kitas dalykas yra šita rūmų misija, apartų deleguotų kitų funkcijų. Tai kita misija yra sąveika su valdžios institucijomis. Kitaip tariant, verslo sąlygų gerinimas. Jūs labai ypatingai šnekat, nieks čia nesupras. Gerbiamas Juozai, pasakykit tiesiai šviesiai, ar jūs, sėdėdamas tarp vilkų įmonių vadovų, jiems sakote, gerbėmieji, pakelkite dirbantiesiems algas, nes ekonomika žlunga, 15% biudžetas nesurenka, tai yra nuo GPM, ta prasme, savivaldybės biudžetas, visa kita. Aš irgi per daug protingai šneku. Esmė, kalbate taip? Žinoma. Ir kaip jie reaguoja, kur jie jūs kviečiasi ar siunčia? Ne visada kviečiasi, tokios diskusijos juk yra, sakykime, pramonės prekybos, Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Gailiūnas yra Lietuvos trišalės tarybos pirmininkas. O toj trišaliai taryboje yra ir profsąjungos atstovai, ir darbdavių atstovai. Kitaip tariant, visos rytis, todėl negalvoti apie tokius dalykus negalima. Ir pats Sigitas Gailiūnas, būdamas rūmų prezidentų ir trišalės tarybos pirmininkas, taip pat privalo galvoti. Daro viską, kad žmonėms gyvenimas gerėtų. Pamirštamas direktorius. Šitoje vietoje, aišku, jeigu remiantis didžiąją tą statistiką, bijau, kad su egzamino išlaikymu man bus sunkiau. Ir įtariu, kad šitą laidą pamatęs jis neateis į mūsų laidą. Už jokius pinigus. Įtariu, kad ateis vis tiek. Ateis? Ne, visa kita todėl, kad, aišku, kurie žiūrovai klauso, aišku, statistiką, kurie yra matę, bijau apsirikti skaičiuose, bet mane šiek tiek ta statistika šokiruoja. Kad, sakykime, socialinė atskirtis Lietuvoje vis tik tai didžiulė, mes toje vietoje pradedame pirmauti. Antras dalykas yra tokia statistika, kažkur tai buvo Delfyje, man atrodo, parašyta, skirtumas, sakykime, kartais daugiausiai uždirbančių nuo vidutinio atlyginimo ir ten parinktos šalys.
Tai tiek supratau, Norvegijoje tai yra 3,5 karto, net Amerikoje liktai 6 kartai, Estijoje kažkur 8-9. Bet Lietuvoje įsiskiria, kad tai ten 16 su trupučiu karto. Oho. Tai reiškia, Lietuvoje vis tik tai yra dalis žmonių, kurių atlyginimai viršyje 16,5 karto vidutinį atlyginimą. Ir tai jūs kuriems dabar dirbate? Tai aš turėčiau dirbti tiem, kuriem yra 3. Kurių atlyginimai. Tai turėtumėt, o dirbate? Ir stengiuosi tokią poziciją užimti. Supratau. Gerai, kitas klausimas. Taip. Sudėtingas buvo klausimas. Aš supratau, žmonės irgi nieko nesuprato. Tai ką jis norėjo pasakyti to? Na, bet tiek to. Egzaminą jūs laikote, o pažymį rašo žiūrovai. Taip, sekantis. Ne, kitas. Kitas klausimas. Kitas klausimas. Skaičius. Jo, 45 jūs kažkaip nepadalinote iš 5, tai gal 30 iš 10. O tai kiek bus tada? Padalinsite. 45 padalinti iš 5. 5 kart 5, 25. 9 kart 5. A, 9. Tai kurį klausimą? Nu ką, dabar jau reiktų 9. O paskui kitas klausimas gali būti 5, ar ne, kaip sakė? Aha. 9. 9. Mokite žaisti šachmatais. Silpnai. Su Landsbergiu žaidėte ką nors? Su Landsbergiu žaidžiau ilgai, gal 2 metus, bet ne šachmatais. O kuo? Kortomis? Ne. Rinkimais. Rinkimais. Man tiesiog 2 metus? Man tiesiog teko dalyvauti kartu su Landsbergiu rinkimuose į TSRS aukščiausiąją tarybą, paskui Lietuvos aukščiausiąją tarybą. Kartu ar prieš? Ne, prieš. Kovojant. Kovojant. Ai, kaip ir šachmatais, taip. Nu jau, kadangi buvo įprasta, kad iš vieno kandidato į rinkimus negali eiti, reikėjo ieškoti žmogaus, kuris išdrįs kartu būti šalia. O ką, visi bėgdavo, užgirdėjo pavardę, niekas neįdavo? Tikimybė laimėti, aišku, atsižvelgiant į populiarumą profesoriaus Landsbergio. Ai, niekas neduodavo, rėmėjai pinigų neduodavo. Nebuvo iš ko. Tai svarbiausia. O dėl ko? Tie rinkimai. Tiesiog visi žinojo, kad pralaimės, bet mes tikrai gana tada turėjom gerą susitarimą ir gražiai pabendravom su profesoriumi Landsbergiu. Aišku, jis laimėjo abu kartus prieš mane. Tai ne šachmatais. Ir po atviro pasikeitimo nuomenėmis jūsų keliai išsiskyrė. Nesakyčiau, mes kartais susitinkam ir dabar ranką paduodam vienas kitam. Taip, tiesiog klausimų dalys yra kelios. Ar mėgstate stalo žaidimus? Čia tas pats 9. Aš mėgstu visas sporto šakas ir šiek tiek juose dalyvauju, aišku, niekur neypatingai gerai, kadangi neįmanoma bus visur. Žaidžiu stalo tenisą, šiek tiek lauko tenisą. Stalo žaidimai, stalo tenisas yra šachmatai, šaškėm gali žaisti, moku. Kortos irgi žaidimas, ar ne? Aš manau, ir taurelių stumdymas, viens kitam irgi žaidimas. Jeigu tai galim vadinti stalo žaidimas, nesakau, kad tai yra smerktinas dalykas. Taip, supratau. Mūsų laidą uždraus, nes mes propaguojam kažką. Bet jūs padėjote. Taip, teisingai. Iškirpsim. Supratau. Už tam tikrą sumą pinigų viską padarysim. Kitas klausimas yra 5, ar ne? Nu taip mes tarėmės. Taip. Ko jūs bijote? Skamba taip klausimas. Ko bijau? Ebolos bijot? Ne, aš galvoju, kad taip esu ebolos. Ebolos viską kankina. Bijau. Aš niekad nesusimastydavau apie tai, ko aš galėčiau bijoti. Aišku, bijočiau, kad atsirastų vėl karas. Karo bijočiau. O daugiau. Tai neturiu. Vorų, pelių? Nemielas jis yra. Tiesiog ignoruoja. Na jo. Na, mes turėjom šunį. Šeimoje, konį. Puikų šunį. Mes jį labai mylėjom, bet jis nieko nedarydavo naudingo. Nei namų saugodavo, nei ką nors dirbdavo, nei vežiodavo. Žaisliukas buvo. Bet jis vienintelis, kada, sakykime, grįždavo iš komandiruotės arba grįždavo vėliau iš darbo. Sąžininkai laukdavo ir džiaugdavosi, ar ne grįžimo? Vienintelis jo, kuris ypatingai džiaugdavosi, nes žmona užduodavo klausimą, kur buvai. O jis laimingas, todėl to ir sako žmonės, kad yra gudrus, bet... Supratau. Kitas skaičius. Kitas skaičius. Nu, kaip čia dar ir jums padaryti egzaminą? Nu, gerai. Nu, 8 iš 4 padauginsit. Ne. 32?
Tiksliai, iš karto. Ar jums yra lengva skaityti tarp eilučių? Klausimai jums geri. Apie jokias meilės niekas neklausia. Nu, tarp eilučių jo, mėgstu skaityti. Tarp eilučių, ar tai yra laiškas, ar tai yra žinutė kažkokia parašyta telefone. Arba net ir knygą, aš mėgstu knygą skaityti. Tai jo, ir kartais... Čia galime ir kitaip sakyti. Ar mėgstate rašyti tarp eilučių? Klausimas buvo nerašyti. Skaityti. Ne, tai galime kalbėti, mes kalbame su jumis, dar su kažkuo, tai jūs reiškite tam tikras mintis, bet vis tik psichologiškai pagaunate jūs mane arba šis tarp eilučių. Ir aš manau, tada mūsų pažinimas būna gilesnis, tai, ką mes perskaitėm tarp eilučių. Bet nežinau, kas pasakyti. Tai va, jeigu jūs man sakote, Juozai, sakykim, jūs įskaitėte tarp eilučių dėl politinių nuostatų. Ir jūs mane pagavot perskaitęs tarp eilučių, ką aš norėjau pasakyti. O jūs norite pasakyti, kad aš nemoku daugybos lentelės? Nu, nesakyčiau, kad labai puikiai. 2 kart klydau. 1-1. Tada aš dar pradėsiu keršyti. Jūsų teisė. Kiek čia laiko liko minučių? 21 metus dirbu žurnalistinį darbą ir niekada nesu pasinaudojęs tarnybinę padėtį. Šaunuolis, gerbėjus. Šiandien bus pirmas kartas. Nedarykite klaidos, nes Gerai. aš jūs visada gerbiau kaip sąžiningai žurnalistą. Tada kitas klausimas. Taip. Numeris. Kitas numeris. Mes kažkaip pradėjom su daugybos lentelė, dalybos lentelė. Taip, dabar kokį nors... 45 klausimai yra, ne? Ne, 55. 55. Bet iš 55 atim 16. Turėtų būti sudėtinga. 39. Bet žaibiškai kažkaip jūs tobulėja tam. Taip. Jūs mane sumenkinote žiūrovo akise ir aš iš karto pasitaisiau. Kas jūs privertė didžiuoti savimi? Jau buvo. Buvo, tada reiškia kitas klausimas. Tada iš 55 jūs puikiai atimėte 16. A jeigu 18, tai... Na, tada bus 37. Ar dažnai persistengėte, bandydami kuo geriau atlikti paskirtą darbą? Teko persistengti. Ką čia vadinti persistengimu? Visada darbą norisi atlikti gerai, bet persistengti nereikia. Žinot, aš mėgstu tokį posakį sakyti ir kartais tai supykdo mano kolegas. Aš sakau, darbas man visada gyvenime yra 13 vieta. O tai reiškia? Kartais sakau. Kartais sako, Juozai, ne, tu bankininkystėje teko dirbti, tada tik atostogauji 2 savaitės metuose. Po darbo tenka dirbti 7-8 valandas, bet aš nereikiu tai už tave 13 vietoj. Pinigus skaičiuojate, ką jūs reikia? Ne, skaičiuoju. Ir kiekvienas žmogus turi įsisavinti darbas, kada man žmogus paklausia, kad man darbas pirmoje vietoje, tai gerai, sakau, jums kastuvą dirbti, aš tuo metu pailsėsiu. Aš esu žmogus, aš esu rotarietis, aš esu JAV klubo narys, pramonės prekybos amatų rūmuose, galų gale miesto tarybos narys, esu senelis, tėvas, žmogus, draugas kažkam tai. Turiu tam reikalui visokių pomėgių ir man tam reikalingi pinigai. Tam reikalingi pinigai. Tai mano pomėgiai yra svarbesni už tą mano darbą. Bet jeigu nebūtų pinigų, tai pomėgiai būtų... Nebūtų pomėgiai. Nebūtų pomėgiai, aš negalėčiau juos pateikti. Tai iš kur gaunat pinigų? Iš darbo. Iš darbo. Bet darbas 13 vietoje. Ne, sakyk, svarbus atžvilgiu, pagal klausimą atsakau. Bet jis padeda užsiminėti tą visuomeninę veiklą. Taip, jis man leidžia turėti... Taip, o kodėl jūsų plati tokia visuomeninė veikla? Ir partija, ir politika, ir verslas, ir suprantu, senelis priverstas, bet... Senelis nepriverstas. Vyras gali būti priverstas. Vyras priverstas. Žinot, čia ten kai kurie žmonės sako priverstas, bet čia tai aš ne. Rotary, visi kita. Čia kas? Saviraiška? Neturėjimas kas veikti? Ne, gal ir kiti dalykai. Aišku, tam tikra prasme ir saviraiška, bet tam tikra prasme gal ne. Gal ir kiti dalykai. Žinot, darbe, tam tikram darbe, jeigu tu nori turėti rezultatus ir, kaip jūs sakote, uždirbti pinigų, tai 12 vietų esančiai priekį. Reikalingi žmonės, draugai, reikalingas žmonių pažinimas.
buvimas visuomeninėse organizacijose plečia akiratį ir ta pasakoja ne vien tu praturtėjai bendraudamas yra. Bet kitas dalykas tai yra ir tam tikra parama verslui, kuriame tu dirbi. Aš aišku savo nuosavo verslo neturėjau, bet aš samdomas žmogus visada buvau, bet tai man tos visos institucijos padėjo man geriau dirbti. Jūs bankininkas, verslininkas. Aš nesu verslininkas. Sakykite, krizė čia pat, toli. Finansinė turinė. Finansinė. Nes žmonės laukia, dabar visi litus eurus keičiasi kiekvieną dieną. Litus eurus jie priversti. Iš koinės traukia visi. Gal kai kurie žmonės galvoja. Ką jiems daryti su pinigais? Ką daryti su pinigais? Visos pinigų reformos yra susijusios su pinigų infliacija. Nieko naujo aš nepasakysiu. Tai reformų tikslas? Reformų tikslas yra taip pat. Aišku, visi šneka, kaip šiandien keista savoka pinigai. Pinigai, kada jie tapo pinigai, kada mes keitimąsi daiktais pavertėme pinigais, jie visi tie pinigai buvo, sakykime, pridengti, ar kaip čia galime pasakyti žodį, produktų gamybos. O dabar, euras yra, daug kas ekonomistai teigia, kad yra politinis pinigas, o ne ekonominis pinigas, dolerį vėl spausdina krūvomis. Tai atsakant tiesiai jūsų klausimą, pinigus reikia versti į nekilnojamą turtą, kurio išlaikymo sąnaudos yra labai pigios. Kas tai yra? Pavyzdžiui, žemė. Miškas. Gerbimi televizijos žiūrovai, pirkite žemę, miškus. Bet tai, dabar žemės nenusipirksi, nebūdamas ūkininku. Ūkininku reikia tapti, o norint tapti ūkininku reikia išeiti kursus 2 mėnesių, nuo ryto iki vakaro. Ir sumokėti pinigus už tuos kursus. Butus ir visą kitą. Suprantat, praeis kokią 10 metų, jeigu prisiminsite šitą laidą, kurią mes su Audrium kalbėjome. Taip. Negaus žmonės $200 pensijos. Neuždirbs 200, kiek ten 800 tūkstantį litų padalinkime iš 3,45, čia man bus matematika blogiau, bet tai kažkur tai 300 litų. Viskas aišku, kad jie uždirbs po 1000 eurų, pensija bus 800 eurų. Nesakau, kad nuo to gyvenimas pagerės. O duonos kepalėlis kiek tada kainuos? Jeigu duonos kepalėlis dabar kainuoja 1 litą, koks nors mažesnis, jis tada kainuos 1 eurą. Gyvenimas nepasikeis, bet jeigu tu tos pinigus dabar turėjai 100 000 litų, tai neįsivaizduoju, kad tu turi 100 ir kad už 100 000 litų tie gali nupirkti ir tie gali nupirkti už 35 000. Galėsi nupirkti už 10 metų už 35 000 eurų. 3 kartus daugiau, ar 2 kartus. Jūs nieko paguodžiančio žmonėms nepasakote šiuo klausimu? Ne, pasakiau 2 kartus. Tai čia mano nuomonė, bet žmogus turi galvoti pats. Kada jūs turite piniginę, jūs pats mąstot, kur jūs pinigus išleisti. Tai jūs galvokite kur. Čia yra mano nuomonė. Visada, kada dirbau bankė, ateidavo klientas ir klausdavo, kokią paskolą imti, kur paskolą imti, kokiam bankė. Aš išdėstydavau visas sąlygas, kokios galimas paslaukti ateity ir sprendimą tu turi priimti. Vienas iš tų klientų ir aš buvau. Ir aš jūs nuvyliau? Ne. Aš jums dėkingas. Dėviu, kaip gerai. Kitas klausimas. Bet mes labai sparčiai einam, gal kartais jau klausimai. Išseks tuoj. Išseks, bet jeigu mes pradėjom žaisti matematinį modelį, man pačiam pasidarė įdomu. Klausamus. Man pačiam pasidarė įdomu, suprantate, mes niekada sudėties veiksmo netlikinėjom, ne? Pabandom. Taip, bet dar jūsų laukia egzaminas kėlimas kvadratu. Šaknų netrauksim šiandien. Sakykime, prie 18 pridėjo 19, čia kad sudėtingiau būtų. Aš niekad nemokėdavau šito dalyko. 37? Kaip jūs dėjote? 10, 10, 9? Ne, 9 ir 8. Supratau, ir aš taip darydavau, paskui 10. Tai kiek čia buvo? 37. Jau atsakėme šitą klausimą. Ne, 37. 37? 27 atsakėme. Taip. Tada gerai, prie 24 pridėkime 25. 49. Taip. Nebuvo tokio klausimą. Ar jaučiatės laisvai šeimoje? Kas šeimoje vadovauja? Žinau, žmona. Jos žodis paskutinis. Nes, suprantat, yra 2 tokie posakiai, sako, jeigu žmona tyli, geriau jos nepertraukti. Ir kitas toks posakis, jeigu tu pradėjai ginčą su žmona, žinau, kad
ginčia jo žodis yra paskutinis. Jeigu tu galvoji kitaip, tai yra tiesiog naujo ginčio pradžia. Atsakiau tą klausimą. Bet norėčiau jį pratęsti. O kaip taip čia užsileidot dabar? Ne, aš tiesiog vadovaujuosi tai dviem patarlėm ir žinokit, labai puikiai sekasi. Ir laimingai gyvenate, ar ne? Jo, iki šiol. Daug. Tai patarimas vyrams, va tie du Jo, ir naudotis tomis. mes su žmona vedę studentai buvom nuo 1970. Nuo hipių laikų. Taip, Gerai. iki šiol laimingai gyvenam. Kitas. Na gerai, 4 kvadratu. O kiek čia bus? Tai Audrė. 4x4, 16. Teisingai? Taip. Ar jūs esate drąsus žmogus ir pagrįskite tai? Kalbėjom apie baimę, sakėte, nieko nebijot. Tai drąsus esate? Ne, nu, aš sakau, laikau save drąsiu, nes, na kaip, svajonė buvo kažkada perplaukti Baltijos jūrą. Su jachta, aišku, su burlente ją įlysdavau iki kokių 5-6 mylių. Ir padėka Panevėžio jachtklubo ir Valdemaro Vizbaro teko perplaukti Baltijos jūrą su nelabai didelė jachta ir dalyvau tokiam Valdemaro Vizbaro sugalvotame įdomiame žygyje, pirmą kartą Lietuvoje. Jo jachta rėja, maršrutu Klaipėda, Reikjavikas, kad jachta išbuvo jūroje ir vandenyje 2 mėnesius. Ir man teko garbė, malonumas, aš per baimę pergyventi. Nuo Skagino, Kategato sąsiaurio plaukti iki Klaipėdos, panaršant Baltijos jūrą. Jūros lygos neturite? Buvo šiek tiek. Turi nenuotis, jeigu žiūrės jachtininkai, sakys, Juozai, tai gaila buvo žiūrėti Kategato sąsiaurį. Bet paskui viskas praėjo. Čia buvo matyti, kaip sakyti, sunkiausia, galbūt reikėtų drąsos. Laikiau save pakankamai drąsiai, jeigu taip galima. Jau kas nors paneigsiu žiūrovų, kad kur nors parodžiau baimę, ką nors sudrebėjau, neišplaukiau, neišėjau. Tegu metai jūs akmenį. Tegu metai akmenį mano Supratau. priima. Taip, Ostapas Benderis yra pasakęs, Kisa, karnius pinigai, jūs neturite fantazijos. Taigi mes pereiname prie Blitz turnyro ir išsiaiškinsime, kokiagi jūsų yra fantazija. 5 klausimai, nuo 1 iki 18, atsakymai turi būti greiti. Blitz turnyras. Prašau, 1-18. O čia man reikia sakyti skaičius? Taip. Ką darysim, važiuojam kas 3. Dienas, paskui 3, ten toliau. Pirmas, Taip. apibūdinkite tobulas jūsų svajonių atostogas. Su burlente Bahamose. 3. Pratęskite sakinį, aš turėčiau 1 milijoną litų. 30% atiduočiau labdarai. 30% nusipirkčiau ką nors tokio prie gražios šiltos jūros. Likusius pravalgyčiau. Supratau. 6. Jei būtumėte miesto meras, ką pirmiausia padarytumėt? Pagalvočiau, kad kaip būtų įmanoma sutvarkyti biudžetą. Kad Jis nebūtų kiauras? Ne, kad jisai sueitų išlaidos su pajamom. Pastangas turėčiau. Jei šiandien būtų paskutinė jūsų gyvenimo diena, ką pirmiausia padarytumėt, ko nedarėte? Jeigu būtų mano paskutinė gyvenimo diena, tiesiog susėsčiau su šeima ir išgerčiau vyno butelį. Gerai, tai kągi, ačiū Jums, supratau, ačiū už egzaminą, o žiūrovai parašys Jums pažymį. Jo, Audriau, dėkui. Skaudėjo. Ne, buvo tiesiog miela dar kartą susitikti su Jumis kaip su žurnalistu. Ačiū Jums. Ačiū. Tai buvo pokalbio šou egzaminas ir mūsų laidos svečias Juozas Bečelis. Gerų naujienų televizijos žiūrovai, susitiksime lygiai po savaitės. Viso gero.